Tai žodžiu, labas rytas dar kartelį. Esu Daina, kas mane pažįsta. Čia matau mergaičių, kurios manęs galbūt nežino asmeniškai, nebuvom niekad susitikę. Tai esu jūsų ir mūsų visų grupės lyderis. Ir galbūt šitoje vietoje esu ilgiausiai dirbantis žmogus su šita kompanija. Ir kaip vakar kalbėjom, čia mano pirma kompanija ir greičiausia paskutinė. Aš taip norėčiau. Tai va, su tinkliniu marketingu nebuvau niekada gyvenime susidūrus ir net nenagrinėjau šitos temos, nes esu pagal išsilavinimą esu ekonomistė. Su kompanija, kai pirmiausia susidūriau su produktu ir natūraliai man kaip ekonomistė ir nesusidūrusiai visai su jokiu medicina ir ten, sakykime, sveikų gyvenimo būdų ir visa kita. Prieš 10 metų iš vis dar nebuvo tai aktualu ir net apskritai nebuvo populiaru labai stipriai. Tai man tai buvo iš vis kažkokia paukščių kalba, kaip sakoma, tos visos žolės, ligos ir taip toliau, nors šeimoje daug medikų yra, bet niekada to nesidomėjau per daug. O kaip ekonomistė irgi neturėjau jokių žinių, nes tada gal ir internetas nebuvo taip plačiai viešinamas ir nebuvo nei kur pasiskaityti, nei labai propaguojama galbūt tas tinklinis marketingas. Gal ir buvo jisai, bet tada tuo momentu buvo tik tai Herbalife, Vizijonai ir praktiškai viskas. Ir ten traktavo žmonės dažniausiai kaip labai didelės investicijos, nes kiek aš atsimenu, tie, kas norėjo ten kažkiek užsidirbti, tai su tais į Herbalife reikėjo labai daug investuoti, užsipirkti daug produktų, jos paskui išpardavinėti ten. Žodžiu, mūsų viena kolegė net sakė, butą buvo užstačius tuo momentu, nes jai labai reikėjo pinigų ir labai norėjo užsidirbti. Tai natūraliai, kad nei aš turėjau ten tokių pinigų, nei supratimo, nei ten niekada nebūčiau pasirašęs ant tokių, sakykime, dalykų, nes aš nesu iš tų žmonių, kur labai mėgsta rizikuoti. Čia ne man. Rizika yra ne mano sritis ir galbūt dėl to aš niekada ir to tradicinio verslo nei svarsčiau apie tokią galimybę, nes man kiekviena rizika kelia baimę. Ir, sakykime, kažkoks įsipareigojimas ir visa kita, ne dėl to, kad aš bijau atsakomybės, bet tiesiog man rizikuoti ir sakykime, niekada nesinorėjo ir aš manau, kad nervų iš taip gyvenime pakanka, negu nemiegoti naktim. Tai, sakykime, šitoje vietoje, kaip ir dėl to tinklinio marketingo, iš vis tokios net frazės nežinojau ir tiesiog net nenagrinėjau šito galimybės. Tai kaip ir atėjau į kompaniją, susipažinau su produktu ir viskas taip buvo natūraliai. Atsirado poreikis produktam, atsirado kažkokia tai, nežinau tiesiog iš kur pradėjo žmonės prašyti ten, aš tiesiog kažkaip taip pasiskelbiau, tadagi sakau, nebuvo nei populiaru, nei internetas, nei Facebookas, nei Instagramo to nebuvo, nieko. Bet kažkaip tai vienam, kitam, kažkaip tai pasiūliau, sukomunikavau su mūsų docentė amžinatilsį, kažkaip pasiklausiau porą paskaitų, aišku, betarpiškai skambinau jai klausiau. Ir kažkaip per tą produktą, taip kažkaip tai man atrodė, kad visai smagu, čia žmonėm padeda ir visa kita. Ir net nežiūrėjau apie tą marketingo planą, nes pirmą kartą nuėjus paprašiau, kad man vis tik paaiškintų, kas tie taškai ir visa kita. Ir man ten aišku pasakė, kad labai paprasta ir lengva. Man išdėstė per 5 minutės ir aš jo pasakiau, kad visiškai nesupratau ir tiek to aš geriau eisiu darysiu ir eigoje aš išsiaiškinsiu. Mano atveju tai nebuvo problema, už tai, kad aš esu žmogus, kuris daro viską greitai ir jeigu man patiko, aš tai darau ir darau su intensyviai nustatytų tikslu. Kitu atveju, tokių žmonių galbūt ne visi yra, kitiems reikia labai tiksliai žinoti, susidaryti planą, strategiškai ir visa kita. Tai čia aš kalbu apie savo patirtį, kaip buvo man. Bet man pasisekė ir aš iš tikrųjų labai greitai ir lyderių uždariau per 2 mėnesius, po 1500 ir visa kita. Ir man tiesiog paskui buvo įdomu analizuoti, nagrinėti, kas čia įvyko, kaip čia geriau padarius, kas toliau. Ir tiesiog aš, kadangi esu analizatorius, aš pradėjau analizuoti ir tokiu būdu aš išmokau tą marketingo planą, kurį pasiūlė kompanija. Per 10 metų, patikėkite, esu įsinagrinėjus absoliučiai viską. Ir tikrai mėgstu analizuoti, nes man labai patinka palyginimo principai ir visada užsitikrinti ir savo, galbūt aš ir taip žinau, kad aš turiu labai viską gerai čia ir biznio prasme ir tas biznio modelis, bet pasitikrinti savo kiekvieną kartą man visai patinka. Tiesiog, kad aš eilinį kartą pasidžiaugčiau tuo, ką aš turiu ir kad aš tikrai padariau gerą sprendimą ir kad aš pasirinkau ir gerą kompaniją ir produkto prasme, ir marketingo plano prasme, ir finansinę prasme. Taip, galbūt kitur lengviau, greičiau, staigiau viskas ateina, bet klausimas, ar tai bus ilgalaikiška kitur visur, ne? O šičia aš turiu stabiliai, man negėda nei prieš produktą, nei prieš pasiūlomas finansinės galimybės, man negėda.
aš tikrai galiu tą padaryti. Aš žinau, kad aš nei vieno žmogaus neapgausiu, jam nepameluosiu, kad jisai mane teisingai supras ir kad aš ne iš jo uždirbsiu, kad už tai, ką aš padarysiu, už tą darbą mano, kurį aš padarysiu, man sumokės pati kompanija ir aš būsiu įvertinta būtent kompanijos, o ne to žmogaus piniginė nukentės dėl to, ką aš jam pasiūliau. Man tai be galo smagu ir aš dėl to džiaugiuosi ir aš drąsiai galiu visiems apie tai pasakoti, todėl kad aš žinau, kad aš ne tą žmogų nuskausminsiu, taip negražiai sakoma, bet aš atidirbsiu tai, ką aš darau ir aš už tai gausiu atlygį. Tai va, tai sakykime, šitoje vietoje ir kada per eilę metų aš pradėjau nagrinėti, kas ta sistema ir kas tas tinklinis marketingas, ar ne, ir kaip čia visą tai veikia, aš supratau, kad iš tikrųjų tai yra tas biznio modelis, kuris ypatingai gerai tinkantis žmonėms kaip aš, kurie mėgsta viską daryti greitai, kurie bijo rizikuoti, kurie yra šiek tiek tingintys, ar ne, bet turi lyderystės savybių, ar ne, kurie, sakykime, mėgsta bendrauti ir tai idealiai tinkantis man dalykas, kurie nemėgsta, kad virš galvos jiem kažkas komanduotų, kurie mėgsta turėti savo darbo laiką, tai yra, kada noriu keliuosi, kada noriu guluosi, kada noriu bendrauju, kada noriu nebendrauju. Tai idealiai tinkantis modelis tokiems žmonėms, kurie nori gyventi, tiesiog gyventi laisvai, nieko nespaudžiami, nevaržomi, kada nori važiuoti atostogų, kur nori ir kaip nori. Ir tai idealiai tinkantis modelis man. Reiškia, šiai dienai, kada aš pasirinkau, aš net nesvarstau galimybės, kad tai kažkas ne to, kad tai neveikia, nes tai yra iš tikrųjų veikia ir per 10 metų aš puikiai įsitikinau tuo, nes aš ir keliauju iš kompanijos sąskaitos, nei žmonių, aš ir gaunu atlyginimą kas mėnesį, aš ir turiu antrą automobilį gauti iš kompanijos ir svarstau trečią ir vis brangesnį ir brangesnį. Ir tai nėra piramidė. Ir tai nėra piramidė, tai aš iš tikrųjų dedu daug darbo, aš tą padarau, kaip ir kiekvienas iš mūsų, kuris turi tradicinį darbą, kuris eina į darbą, aš lygiai taip pat turiu savo darbo laiką, aš jį atidirbu kartais daugiau negu bet kuris kitas žmogus, ir aš turiu milžinišką atsakomybę, ir aš viską turiu. Ir tai žmonės, jeigu galvoja, kad tai šitas modelis tinklinio marketingo, kad aš ateisiu ir čia man iš karto pateiks pinigus ir jie visi guli ir čia nieko daryti nereikia, nes tu tik tai pasakyk 2 žmonėm ir tau iš karto kris milijonai. Nėra tokių stebuklų. Aš mėgstu žmonėm pasakyti, tai yra tikrai be galo sunkus darbas. Pirmiausia, tai yra tapti profesionalu reikia. Jeigu tu įsivaizduoji, kad tu tik tai pasijungi, kažkam kažką pasakai, kažką pareklamavai ir viskas tau ateis, deja, tokių stebuklų tikrai nėra. Ir jeigu nors vienas žmogus ir nors vienoje kompanijoje tai pasako, kad čia moka milžiniškus pinigus, tu tik ateik, produktas geras, tau nieko pardavinėti nereiks, tu tik tai žinok pasiskelbsi ir visi tave tuntais eis iš tavęs ir pirks ir norės ir visą kitą ir naudos kiekvieną dieną. Jeigu taip žmonės pradeda kalbėti, bėkit nuo tokių kuo toliau. Iš tikrųjų tai yra tiesa, nes dažniausiai tokiuose kompanijose būna reikia investuoti daug pinigų ir tuo momentu sponsorius taip gauna jisai labai neblogą pinigą, tada visus bando muštruoti, kad jūs bėgit kaip tie traukiniai ten, sakykime, jūs iš paskos bėga su rykštele ir sako, jūs eikit, darykit. Tai taip, tokiu atveju tai veikia kažkuria prasme ir jie gauna pinigus, bet ne šiuo atveju. Taigi mes turim tą klasikinį marketingo planą šitoj kompanijoje, gerą produktą. Misija yra ir pati svarbiausia, kaip sakau, akcentas šios kompanijos, kad tai yra pagalba žmonėms ir kaip Linutė pasakė, yra tinkantis helperiam visokiem, ar ne, kurie mes norim padėti žmonėms, ne tik tai sveikatoje, bet ir norim papildomai užsidirbti. Ir kaip aš pati sakau, kad mūsų kompanija iš principo tai yra reabilitacijos centras. Tiem, kurie kažkada yra pabandę tinklinio marketingą, buvo užsidegę labai stipriai ir nusivylę. Ir jie turi labai blogą ir negatyvę nuomonę, todėl mes esame reabilitacijos centras tokiems žmonėms, nes iš dalies, jeigu jie yra pabandę ir žino, paragavę to tinklinio marketingo, jie ieškos, vėliau ar anksčiau jie vis tiek ieškos to dalyko, nes jie žino, kad tai yra veikiantis procesas, galbūt jiem nepasisekė, galbūt netinkama kompanija, galbūt netinkamas kolektyvas, galbūt dar kažkas tai ne taip, bet jie ieškos. Tai sakykime, ir šiai dienai aš irgi labai ieškau tokių žmonių, kurie galbūt ir nusivylę šiek tiek yra, bet jie vis tiek nori bendrauti, nori kažko tai savo, nori save realizuoti kažkaip tai, nes dar ko nepaminėjau, šitas modelis yra dar smagus tuo, kad čia tiek vyrai, tiek moterys save gali atskleisti, nes ir savo kūrybiškumą, ir savęs atradimą, ir, sakykime, kai tu visada jautiesi ne savo rogėse, šitoj kompanijoje tu gali susirasti save. Ir nesvarbu, kad čia produktas yra sveikatai skirtas.
Bet patikėkit, aš tiek iš kolegų matau visko ir taip įdomiai padarytų ir sakau, ir savo tą kūrybinį potencialą čia jie išlaisvina ir, sakykime, pradeda viešinti ir plėtoti ir visai. Ir, tikrai man yra smagu, kad tai yra lankstu, tai nėra vien tik atėjau, padariau kažkokį darbą ir išėjau. Taip, tai yra sunku tame, kad tai tu turi vėlgi, kaip sakau, žmonės praradę tą gebėjimą ieškojimą savęs. Ir jau jie nenori, jie tiesiog kaip rutina darbas namai, iš principo jie jau tingi ką nors padaryti, tingi ieškoti, tingi kažko tai ir jie jau nebenori. Ir sakykime, tai va šitoj kompanijoje yra gal didžiausias minusas, kad reikia ypatingai didelės savidisciplinos, bet čia aš dabar pabrėšiu, kad jeigu kalbam apie verslą ir mes norim daryti verslą. Ir jeigu mes jau žiūrim į tą pakraipą, kad mes norim užsidirbti, mes norim turėti kas mėnesinę algą, mes turim turėti visas galimybės ir visą kitą, tai tada tikrai reikia milžiniškos disciplinos, ar ne? Nes tu turėsi planą susidaryti, tu turėsi jo vykdyti ir tu negalėsi atsakomybę ir plus iniciatyvą. O, sakykime, mūsų žmonės taip pat praradę gebėjimą turėti savo iniciatyvą. Jie visada tikisi, kad tau viskas bus paduota. Taip, kaip atėjau į Maksimos kasą, gavau kasos aparatą, gavau darbo laiką, gavau visas priemonės, atsėdėjau, paklikinau ten kažką tai ir išėjau. Viskas, jokios iniciatyvos man ten nereikia. Bet, sakykime, tai nėra šitas darbas, tai yra darbas tas, kad tu labai daug turėsi ir ieškoti, ir daryti, ir kaip pasakyti, save pastoviai mokyti visame kame. Nes technologijos šiai dienai yra tokios didžiulės ir mes kartais net nespėjom su tom technologijom bėgti. Ir mes kiekvieną dieną turim mokytis. Bet tai vėlgi, iš dalies tai yra minusas tiem žmonėm, kurie nepratę taip gyventi, bet iš dalies tai yra pliusas. Nes mes visada išliksim jauni, nes mes visada bėgsim paskui jaunimą, kuris labai greitai visą šitą padaro, ne? Mes niekada neleisim pasenti, mūsų protas visada veiks ir nebus degeneracinių procesų, nes jis visada mokysis, visada stengsis daug atsiminti, visada viską. Tai yra pats svarbiausias dalykas senėjimo procesų stabdyti. Vėlgi, pažiūrėkit, koks didžiulis pliusas. Aš esu iš tų žmonių, kur visada ieškau negatyvę, pozityvą. Tai iš principo ir aš stengiuosi, kad jeigu ir matau, kad kažkas sako, ai, čia yra kažkaip blogai, aš vis tiek atrasiu kažkokį kelią, kad tai yra geras pliusas ir tai nesvarbu, kad jūs kažką matote blogai. Tai va čia tokia įžanga, nežinau, trumpa ir ilga, apie tai mano potyrius visus susijusius su tokio tipo verslo modeliu ir kad aš tikrai noriu stengiuosi žmonėm įteikti, kad tai nėra blogis, tai nėra sekta, tai nėra žmonių išnaudojimas, kad tai nėra žmonių apgaudinėjimas, kad tai nėra melas, kad tai nėra piramidė, kuri yra daugelį pasaulio valstybių uždrausta. Tai yra visiškai legalus verslo modelis, apie kurį jau daugelis universitetų pasakoja, kad tinklinis marketingas yra nuo senų senovės egzistavęs ir kad tai yra vienas iš tokių dalykų, kur padeda žmonėm ir susiburti, ir bendrauti, turint vieną įrankį, apie kurį jie turi labai daug ir pakalbėti, ir pabendrauti, ir apskritai to žmonės sujungia ir visa kita. Tai čia yra be galo įdomus dalykas ir be galo įdomus reiškinys, kuris šiai dienai yra, kaip sakoma, šito verslo modelio dabar yra aukso amžius. Ir kuo toliau, tuo labiau, nes jisai plus dabar ir pasijungęs yra internetinė erdvė, ir jisai plėtosis. Ir kaip aš sakau, turbūt nėra žmogaus jau šią dieną, kuris su tuo nesusidūrė. Galbūt iš principo kiti net nenori to turėti, galbūt dauguma kaip vartotojai ten yra vienoje ir kitoje kompanijoje. Taip, kad žinokit, tai yra šito verslo modelio aukso amžius ir jisai kuo toliau, tuo labiau bus propaguojamas, nes apie tai rašo beveik visi autoriai knygas. Kaip sakau, universitetuose pradedamos dėstyti disciplinos, mūsų viena kolegė iš principo netgi, man atrodo, kažkokį tai darbą buvo parašius dabar bakalauro mokydamasi ir tipo, kaip tas referatas vadinamas, ar kaip ten, ir jie apsigiminėjo būtent iš šitos temos ir labai įdomu buvo iš tikrųjų ir pasakojo labai įdomias emocijas. Tai žinokit, tai nėra blogis, kaip aš sakau, tik tai klausimas, kiek jūs apie tai žinote ir kiek jum yra iš išorės į tai įteikta. Nes daugeliu iš karto pasakyti, čia tinklinis marketingas ir jie iš karto labai blogos nuomonės, nes Marytė sakė, kaimynė sakė, oi žinau, čia žinok, Antanas bandė, prarado visus pinigus, čia žinok viską. Bet nei tas žmogus pasbandė, nei tas Antanas iš tikrųjų bandė teisingai padaryti, prisipirko maišus krepšius, nežinojo, ką su jais veikti, absoliučiai buvo diletantas šitoj srity ir vat jam taip gavosi, kaip gavosi, bet jis tą nuomonę turi.
Tai kaip aš ir sakau, šičia, jeigu mes tapsime profesionalus, jeigu mes tiksliai žinosime, ką mes darome ir kaip mes darome, o nedarysim taip, kaip mums ten atrodo ar kažkas pasakė, mes čia nei nukentėsim, nei prarasim, o tik tai atrasim labai daug dalykų. Tai jeigu grįžtant dabar prie NSP, ką mes čia turim, ar ne, tai nėra tas, kaip sakiau, kompanija, kuri, sakykime, jums padarys greitai viską, ar ne? Tai reikės įdirbio. Ir tai mes turėsime eiti iš lėto, bet užtikrinti, susikurti savo tikslinę auditoriją, savo komandą, savo vartotojų grupę. Bet to mes nepadarysim, jeigu mes tiesiog ateisim ir darysim viską diletantiškai. Aš labai mėgstu, kai pas mane žmonės ateina ir, sakykime, jiem, sakykime, visko domisi. Ar ne? Ir jie nedaro viską atmestinai. Oi, žinau, gerai, greitai, man duok vieną produktą, aš padarysiu čia didelius pardavimus. Nereikia šito daryti. Nes tu gali parduoti bet ką. Taip, vadybininką gerą susiradus, jis tau galės parduoti bet ką. Bet mūsų tikslas ne toks. Mūsų tikslas yra lojalus klientas, kuris pas mumis bus, nebėgios, nelakstys, neieškos ko kito. Jis tiksliai žinos, dėl ko iš čia atėjo, jeigu kalbam apie vartotojus. Ne apie tos žmonės, kurie daro verslą, bet apie vartotojus. Nes pirmiausia, mums kuriantiems savo grupės ir verslus, mes apie tai jau vakar daug kalbėjom, neužtenka susirasti vien partnerių. Mes turim turėti ir klientų, tai yra tų lojalių žmonių, vartotojų, klientų, kurie pas mumis tiesiog sveikatinsis, tiesiog rūpinsis savo sveikata ir jie galbūt nedarys čia didelio verslo, gal rekomenduos vienam kitam, bet iki lyderinės pozicijos, sakykime, to aš pasakysiu, kas tai yra, jie pas mumis skaitosi tokie kaip vartotojai, tokie kaip klientai ir visa kita. Tai vat, sakykime, šito vietą mes jų irgi turim nepamiršti. Ir antras dalykas, kurį mes turim ieškoti, tai būtent partnerių savo, su kuriais mes jau dirbsime būtent tą linkme, verslo kūrimo linkme. Ir auginsimės juos ir padėsim jiem užsiauginti savo klientų bazę, savo vartotojų grupę. Tai vat, mūsų darbo principas yra toks. Supraskime tokį dalyką, kad ne vienas verslas tikrai neegzistuos vien tik jį atidarius. Jeigu aš atidarysiu parduotuvę kažkur tai ir lauksiu, kol pas mane ateis, galbūt pro tą gatvę ten iš vis gyvenime niekas nepraeina ir tą parduotuvę gyvenime niekas neužeis ir ten tikrai niekas nieko nenusipirks. Tai va, sakykime, šito vietoje, jeigu žmogus nusipirko startinį paketą ir prisiregistravo ir turi ID ir tikėtis, kad ten jisai pirks pastovi ir kažką darys, nereikia to tikėtis, nes tikrai taip nebus. Nes reikia vis tik apie save pranešti ir pranešti, žinoti dar kam pranešti. Ir plus visada, kaip sakau, bendraujant, prašyti rekomendacijų, nes dabar žmonės tikrai yra ieškojimuose, nusivylę mediciną, jie ieško alternatyvių dalykų, kaip apsaugoti savo kūną, savo sveikatą, savo vaikučius, tėvelius ir taip toliau. Tai va, bet jeigu jie nežinos, kur ir ko ieškoti, tai natūralu, kad jie ir nerastų. Tai va, tai šitoj vietoj, sakykime, kas yra gerai su mūsų kompanija. Jau apie produktą tikrai nekalbėsiu, jūs čia turit puikių mentorių ir Linutę, kuri tikrai labai šviečia daug dalykų ir baigus ne vieną kursą, ir Svetlana, kuri tikrai jums padeda šitais klausimais ir aš visada galiu padėti, galite ir bendras grupės nueiti ir sakykime, ten gauti visus atsakymus susijusius su sveikata. Tai šitoje vietoje apie tą įrankį, kuris yra, kaip aš visada įvardinu, mums, kurie daro verslą ir kurie ieško čia savo partnerių, produktas ir kompanijos gaminama produkcija yra mūsų darbo įrankis. Ir šitoje vietoje, jeigu vėl grįžkim prie to verslo, ar ne, dar jeigu apie procentus šiandien pradėjom kalbėti, nes iš principo tie procentai, kaip aš ir sakau, jau yra tik tai tam, kad kaip užsidėti strategiją. Ką mes vakar kalbėjome, kad labai svarbu tie, kurie norėtų vis tik čia galvoti apie tą verslą, apie pasyvias pajamas. O būtent, nes tinklinis marketingas turi būti susijęs su pasyviom pajamom. Ne su aktyviom, bet su pasyviom. Aktyvios pajamos tai yra tas, kad jūs žinot, prisiperku visko daug, parduodu. Ir iš to uždirbu. Arba ten lakstau pas klientus, ten darau kažkokį, tai yra aktyvios pajamos. Ar ne? Pasyvios, kada tu nieko neinvestuoji, tu dirbi tik tai su intelektu, su savo protu, su viskuo, tu dalini informaciją ir nedarai jokių investicijų į verslą. Išskyrus laiką, kaip aš ir vieną kartą per mūsų sekmadieninį zoomą pasakiau, mūsų tinklininkų valiuta, kurią mes investuojame į savo verslą, yra laikas.
Tai vat laikas yra mūsų valiuta, kurią mes investuojam. Tai ne visada teisingai pasakytas dalykas, kad nieko neinvestuoju. Investuoju į savo sveikatą, pirmas dalykas, investuoju savo laiką ir investuoju, gali būti net finansinės lėšas į savo mokymus. Tai va, tai tas valiuta, kurią aš investuoju, jinai turi būti taip pat labai protingai paskirstoma. Bet jeigu palyginkim dabar, ką mes ir labai vakar kalbėjom ir su beveik visais akcentavom tą dalyką, ir aš ne vieną kartą per sekmadieninį Zoomą pasakiau, kad kuo skiriasi šitas verslas. Nes, sakykim, jeigu mes norėtume turėti kažkokį tai verslą, netgi rankdarbių verslą, neimkim labai plačiai, sakykim, vis tiek mes turėtume prisipirkti medžiagų, pagaminti, tada ieškoti kliento, tada parduoti, klausimas, ar jam to reikės ir visa kita. Ir labai daug dalykų, galbūt aš patalpas turėsiu išsinuomoti, galbūt kažkokius įrenginius, siuvimo ar dar kažkieno tai, ar ne, ar gamybos kažkokius, ar spausdinimo, ar ten dar kažko. Turėsiu daug investuoti, kurie man neaišku, kada atsipirks, nes paprastai verslininkas taiko 10 metų laikotarpį atsipirkimų, ar ne? Tai aš labai daug turėsiu suinvestuoti ir praktiškai, kol man neatsipirko, aš net apie jokias pajamas atgal negaliu net kalbėti. Nes man pirmiausia reikia atiduoti, jeigu dar paimu kažkokią paskolą, o dabar atsidarė kolegija kinezioterapijos centro. Kai aš išgirdau, kiek ten vienas aparatas lazeris kainuoja 16 000, ten kažkas tai vėl kažką. Tai jūs įsivaizduokit, kiek metų turės pas juos eiti klientai, kol jie atiduos paskolą visiems tiem aparatam. Jūs galite įsivaizduoti? Ir jiem bus pyris išina, jie negalės sėdėti ir nosį krapštyti ir laukti, kol kas nors pro duris praeis. Jie jau turės dirbti šitų klausimų, kad klientai pas juos ateitų. O mes turim labai gerą dalyką. Mums čia nereikia nieko investuoti, nieko rizikuoti. Jokių patalpų mes galim neturėti, turėdami savo kompiuterį mes galim dirbti. Nieko, absoliučiai mes šiandien investuojam. Iš dalies tai vėlgi prieisiu prie to, kad tai yra ganėtinai didelis minusas, už tai, kad mes tada prarandam atsakomybę mūsų darbų. Nes mes, gerai, rytoj pabandysiu, gal šiandien nieko nedarysiu, nuotaikos neturiu, gal niekam nieko nesakysiu, niekam čia neįdomu, tai iš vis nesakysiu. Tai vad žiūrėkit, kur yra dalykas, kada tu investuoji tradiciniam verslą daug pinigų, apie uždarbį ten neina kalba dar labai ilgai ir apie gero gyvenimo būdų, kokybės pagerinimą ir ne savo gyvenimo. Bet žmonės dirba ir nepriklausomai nuo to, kad eilę metų jie galbūt ten tik tai ant nulio dirba, sakykim, bet jie dirba. O mes, sakykim, turėdami galimybės čia užsidirbti, gauti tas pasyvias pajamas, be jokių investicijų, be jokios rizikos, be nieko, mes kažkaip nuleidžiam tos rankas ir čia sakykim, geriau aš šiandien namie kažką padarysiu, geriau tą, bet skirti valandą, 2, sakykim, šitam dalykui, pasimokyti, nes tikrai yra iš ko mokytis. Labai daug mentorių yra visokiausių, kurie būtent dėsto va šito tinklinio marketingo, sakykim, visokius principus, atrasti, kas tau patinka, nes, sakykim, vėlgi, aš negaliu jūs išmokyti tai, ką darau aš, nes duplikuoti galbūt ar mane ar Linutę bus sudėtinga, nes kaip aš ir pradžioj sakiau, reikia atrasti savo cinkelį, nes ne viską jūs paduplikuosit, nes mes esame labai skirtingi žmonės, mūsų temperamentai, mūsų asmenybės, mes esame labai skirtingi ir labai duplikuoti šitoj vietoj neišeis. Tai gali žinoti tam tikrus principus ir toliau vėlgi turi atrasti, kaip visą tai šičia panaudosi. Tai jeigu grįžtant prie to, kaip sakykime, bet vėlgi prie tradicinio verslo. Jeigu aš tikrai su ne vienu verslininku kalbėjau ir dabar su neperseniausia su buhalterė kalbėjau ir paprašiau, kad jinai man paskaičiuotų, ten atlyginimą ir aš vėliau pasidalinsiu grupėse, vis pamirštu gerai, kad dabar prisiminiau. Sakykime, kiek tu turi uždirbti, kiek tu turi mokesčius sumokėti, kiek tu turi gauti grąžos. Ir patikėkit manim, jeigu mūsų kompanijoje, sakykime, norėtum kalbėti apie pasyvių pajamų, pasyvių dar kartą pabrėžiu, kad tu neinvestuoji, sakykime, savo finansų, nerizikuoji, nėra pastoviai kapsinčių mokesčių, kaip bet kokiam, sakykime, kad ir nuomai. Jinai kas mėnesį tau kapsi ir tu turi ją atidirbti. Tai šitoj vietoje mes neturim jokios nuomos mokesčių, nieko. Jeigu mes norėtume užsidirbti 1000 eurų pajamų, mes turėtume savo struktūrą, kaip aš sakau, maždaug turėti tokią grupę, kuri suvartotų, sakykime, sukurtų mums apyvartą, sakykime, taip su apvalinimus 10 000 eurų. Balų. Ne balų, Daina. Taip, balų, bet, sakykime, galima, taip pritempti, sakykime, viens prie vieno, sakykime, gal biški daugiau negu 10 000 eurų, ar ne?
Tai yra faktiškai, jeigu mes taip kalbėkim tradiciniam versle, investavus į verslą 10 000 ir iš karto gauti gražos atgal 1000 eurų, tai yra iš tikrųjų labai geras verslas, imtam pasakytų taip. Tai yra tikrai neblogas verslas, bet pas mumis gautum net ir daugiau greičiausiai investavus 10 000 eurų asmeniškai. Suprantat, asmeniškai investavus tu gausi 25% pinigais. Tai reiškia, jeigu aš kaip verslininkas į savo verslą investuoju 10 000, prisiperku produkcijos, aš atgal gaunu 2500. Taip yra, kažkur, gal netgi daugiau. Tai bet kokiam verslui pasakius, kad aš prisipirkau produktų už tiek ir gavau atgal 25%, patikėkit, jie nustebtų. Bet mes šiandien jau nekalbėtume apie pasyvės pajamas. Pasyvių pajamų pas mumis liks apie 10%. Tai reiškia 1000. Tai irgi gerai, nes mes ne savo pinigus investuosim. Mes tiesiog tai yra padarys mūsų komanda. Tai yra mūsų komanda vartos, darys ir visa kita. Aiškiai aš pasakiau, Svetlana. Aš norėjau sutapatinti truputėlį su investicija ir su tuo pasyviu ir pinigų, padaryti tokį kaip ir ryšį. Jo, aš truputį tik noriu tavęs papildyti, kad iš tiesų darant savo verslą ne tik ten patalpų reikia, bet reikia samdyti žmonės, reikia, kad ir buhalterį būtinai turėti, kuriai reikia mokėti nemažą atlyginimą. O čia į NSP kompanija už mus tai padaro, mums nemokamai paskaičiuoja balus, paskaičiuoja atlyginimą, padaro pavedimą ir visą kitą, mums nereikia atskirai samdyti savo buhalterės. Taip, dar vienas pliusas, apie kurį aš visą laiką pamirštu, tradiciniam versle dar papildomos išlaidos, o mes viską turim automatizuoti. Viską turim automatizuoti absoliučiai ir tai yra vėlgi nuima nuo mūsų šitą problemą. Jeigu mums netyčia įsijungs, paspaudžiat ant nuorodos ir pabando dar kartą prisijungti prie mūsų Zoomo. Tai šitoj vietoj pasižiūrėkit, kiek jau mes atrandam tų dalykų. Ir vienintelis dalykas, ką mes turim šičia padaryti, tai būtent tik tai investuoti savo laiką, savo žinias, tobulėti ir papildomai prie to, ką jau veikiam ar prie šeimos visų reikalų, mes galim šitą dalyką vystyti. Kaip aš sakau, netgi tą 1000 eurų, kurį mes norim užsidirbti ir gauti, realiai mes galėtume suvartoti asmeniškai tik apie 35 eurus, 3 produktus per mėnesį ir gauti šitą atlyginimą. Visa kita priklauso tik nuo kitų žmonių, bet natūralu, kad be mūsų pagalbos tokia struktūra neišsivystys ir jinai nesusikurs ir mes turėsime įdėti darbą. Tai vėlgi, jeigu mes tikslingai nuspręsime tą daryti, metus laiko mes investuosim. Tie, kurie nori greitai, nes vakar aš irgi kalbėjau, kaip tu nori greitai nuvažiuoti iš Kauno į Klaipėdą. Ar su automobiliu, ar peškute, ar lėktuvu nuskristi, ar ne? Tai tik mes patys nusprendžiame, kaip mes iki to tikslo daeisime, kokiu greičiu. Tai kai mes nuspręsime, mes susidėliosim planą, tam jau yra mentoriai, su kuriais mes sėdim, mūsų kompanija nėra tokia, apie kurią aš galėčiau labai tiksliai pasakyti, kad tu turėsi daryti taip ir tu gausi tą. Mes puikiai žinom iš patirties tiek su Linute, tiek su Svetlana, kad planą mes sudarėm vieną, bet jis finale buvo visai kažkoks kitoks. Eigoje jisai keitėsi, pagal tą žmogaus, sakykime, visą veiklą, pagal viską jisai keitėsi ir mes jį koregavom. Tai dėl to labai sudėtinga, kažkokius bendrus principus mes galim išsakyti, ar ne? Ir aš juos paminėsiu dabar, būtent to marketingo plano, tos principus. Bet eigoje mes viską keičiam. Net ir žinant tą atvejį Alytaus, kurį aš vakar visiems pasakojau, kad atėjo žmogus tiesiog vartoti produkcijos, o į praėjus porai savaičių žmogus taiga tapo lyderiu. Nes jis labai staigiai viskas pasivertė ir apie tą dalyką prieš 2 savaitės niekas nesvarstė ir iš dalies padarė gal tokią klaidą, bet jinai išėjo tik į pliusą, nes paskui gavosi toks nerealus dalykas. Ir vėlgi, kaip aš sakau, vėlgi marketingo planas yra geras, mums suteiktos galimybės yra nuostabios. Tiesiog, kad mes galėjom staigiai viską pakeisti ir padaryti ir kad tam žmogui išeitų milžiniška nauda, milžiniška motivacija, geras atlyginimas, yra gera pozicija ir visa kita. Ir tai yra labai smagu. Ir sakykime, dėl to dalyko mes kartais tie žmonės, kurie jau matom, kad juda gerai ir jau į tą pusę eina, kaip naudodamėsi pačiu verslo modeliu, mes su jais sėdim ir kalbam atskirai ir mes su jais dėliomės individualų planą jiem, kuris nebus jiem įtemptas, kad jis neturėtų vidinės įtampos, kad jam tai nebūtų kažkoks stresas. Nes vėlgi dirbant stresiniai situacijoje ar, sakykime, būtent šitam tinkliniam marketinge, tu nieko nepasieks.
Nes tai yra absoliučiai man visiškai nepriimtinas dalykas, nes aš, kaip minėjau, aš nemėgau, kad būtų man direktorius virš galvos ir šioje vietoje aš noriu mentoriaus, aš noriu savo partnerio, aš noriu žmogaus, su kuriuo aš galėčiau konsultuotis ir tobulėti kartu, einant tuo keliu, bet tikrai nenoriu, kad kažkas mane laikytų ant trumpo pavadėlio ir kas kartą muštruotų, tu privalai. Nieko aš neturiu, nieko aš neprivalau ir aš esu atsakinga tik tai už save ir už savo veiksmus. Jeigu aš priėmiau sprendimą ir tikrą sprendimą, aš tai padarysiu, aš pati susidėliosiu savo komfortišką planą, aš susidėliosiu tai, kas man yra komfortiška ir aš viską padarysiu. Pasitarus, žinoma, su savo mentorium, kuris yra daugiau už mane pasiekęs, ar ne, kuris žino daugiau ir mes kartu eisim tuo keliu, atrasdami tikrąjį kelią man. Va, tai aš esu už tą nuomonę ir labai mėgstu iš tikrųjų su žmonėm bendrauti, kad jiem parinkti tą kelią. Va, ir dabar, jeigu jau mes norėsim grįžti prie to skaičiukų, tai aš manau, kad mes palauksim, kol mūsų Zoomas šitas įsijungs, prisijungiam dar kartą ir aš tada papasakosiu apie skaičiukus trumpai, kad visi orientuotųsi privalumus, kas yra vartotojams privalu, kaip yra, sakykime, susidėlioti visą tą planą, būtent pertikti, kodėl vartotojai būna šitoj kompanijoje paranku būti, kodėl lojalių klientų čia yra svarbu būti ir kaip toliau paeiti laipteliais, kad jam būtų nauda. Kokie yra variantai? Ar jūs sutinkate? Kad mes taip išsijungtume ir prisijungtume trumpai tada apie tos procentus ir tada apie klausimus atsakymus. Tinka? Gerai. Tinka. Aš bet kokiu atveju aš matau, kad mums tuoj pačiai įsijungs viskas. Tai taip ir padarom. Tada aš užbaigiu visą